Ką, sveiki draugai, naujas projektas. Turim terasą, nepabaigta iki galo. Tai toks bus naujas projektas mūsų. Pabaigti terasą. Ir dar vienas projektas tai yra iš šitos terasos, kurią dabar matot, atskirti, padaryti patalpas. Tai kur dabar stovi kopėčias, ten turėtų stovėti duris, anga, ir turėtų stovėti čia sienos, grindys padarytos pilnai, langai sudėti, vidaus apdaila. Tai va, kas mane stebit, laukia toks smagus darbelis, iššūkis naujas, tai padaryti kambarį. Nusijėmėm lazerių kampą dabar su lazeriu. Dieną dabar sunku matyti, bet viskas man kaip ir aišku. Nusijėmėm statų kampą, ant sieną susinešiau brūkšnelius. Tai va, čia bus siena, sakykim, čia stovės siena, čia vėl stovės siena. Ir siena baigsis tiesiog pusę kondiškės, kažkas tokio eis taip, paskui ir šitaip, ir vėl siena eis taip. Tai va, toks va, kažkas apie 12-13 kvadratų turėtų gautis kambarys. Terasa yra gan didelė čia, vietos daug. Tai va, gimė mintis padaryti kambarį. Tai va, kam įdomu, žiūrėkit toliau, stebėkit, kas gaunas. Man pačiam bus įdomu irgi tą projektą pasidaryti. Tai va, pilnai šiltinsim lubas, darysim, perdengimas bus padarytas, sienas padarytas karkasinės, medienos jau parsivežėm, šviečia. Tai va, pavasaris ateina, pradėsim judėti pirmin. Tai va, mano garažas projektas, tik tais dar palėpė liko pasibaigti, tai dabar kol kas nieko nefilmavau. Tai va, mano garažėlis, tikrai matėt mano projektą, tai nežinau ar pilnai jį matėt, stogas tikrai buvo. Čia dar įsidėjau atskiras duris, langus susidėjau, visą užarmavau, skardą susidėjau. Čia taip pat visi pakalimai pasidarė. Lietaus sistemas nusivedęs, pasidaręs. Tik tai dar reikia susidėti laštakius, lietvamzdžius. Tai čia vasarą tai padarysim. Tai va, tai dabar naujas projektėlis laukia. Kas mane žiūrėsit, gero žiūrėjimo. Tai va, pradedam, kimbam į darbą, pradedam pjaustyti gegnelės ir žiūrim, kas gaunas. Nu va, turim pasidarę sienų kontūrus. Tai va, čia taip stovės sienos. Čia vis langas turėtų būti. Čia kondicionieriui padarėm iškirpimą tokį. Tai va, čia va, nes dar vis tiek sienas iš lauko šiltinsis, tai kondicionieriui palikom dar vietos. Čia irgi palikom dar vietos. Tai va, čia gausis siena, statysis. Čia taip pat statysis siena, kur tie brūkšneliai matos. Čia tos grindys išsipjausim, išimsim viską laukan, apšiltinsim kaip priklauso, dėsim polistirolį, levelės. Tai va, kambariukas gausis kažkas 11-12 kvadratų. Čia dar siena įsipjaus 30 cm, va tas polistirolis įsims laukan. Tai dar 30 cm padidės. Iš vidaus dėsim vatą. Iš išorės 10 cm polistirolį klijuosim, kad būtų lygiai kaip su fasadu. Padarysim vienas spalvos. Nu ką, judam toliau. Tai va, ką mes turim, pasistatė galinį balkį prie sienos, prisiklijavę, susukę su varžtais. Turim įsicentravę langą, tai va tas didysis bus langas.
Čia pasidarys visos detalės dar. Tarpai gauna 60. Čia nuo lango taip pat 60 gaunas. Vatai bus gerai susidėti. Tai vat. Tokie darbiukai pas mumis. Čia pasistatėm taip pat kampą. Ten pasistatėm irgi dar vieną kampą. Čia pasistatėm irgi kampą. Tai va toks vaizdelis kol kas. Susidėsim čia. Čia taip pat langas turės stovėti. Paskui žinoma visos tvirtinimo detalės dar susidės. Dabar tik įsilyginu, įsitempiau šniūrą. Virvelę, kaip sakoma, statybinė, liaudiškai. Ir lyginamės. Mediena nėra kalibruota, mediena paprasta. Tai reikia su ją pavargti, pažaisti. Tai va, kol kas tokie darbeliai. Judam toliau. Na va, turim 2 sienas. Pasidarė. Turim langus įrėminę. Čia nedariau papačio tų sutvirtinimų, nes viskas čia susiriš su plokštėm, tai nėra tokių čia didelių apkrovų, kaip visam dideliam namui darytam. Tai nemanau, ar čia reikia tokių dalykų. Tai va, tokias jau turim 2 sienas. Statysim tuoj sekančią. Šitą dar vieną sieną liko. Ir liks dar ten tas kampas. Būsim sukarkasavę, galėsim sukti plokštės. Tai va, judam toliau. Nu, va, turim sekančią, 3 sieną jau pastatė. Tai liko dar ten gale mažą sienelę ir karkasėlis jau bus mūsų ir surinktas jau. Va, taip viduje atrodo, tai mums liko dar šitas va trikampis. Čiukt, viskas. Bus karkasiuks padaryts. Sudėjom standumo braunas. Žinau, kaip jis vadinas, bet suleidau, kad kampas būtų tvirtas. Čia lygiai tas pats. Irgi standumą kampo pasidarė, tai kampas tikrai tvirtas paliko. Tai va, dabar čia tas pats irgi statysis, irgi standumo brauno. Čia suksis ir klijuosis, kaip ir čia buvo. Tai va, tokie reikaliukai, tiek pavyko padaryti neskubant. Na va, džiugu, turim langą, turim antrą langą. Tai va, žiūrim toliau. Nu, ką turim toliau pasidarėm, tai perdarėm šiek tiek projektą. Buvo siena čia. Biškį patraukėm toliau. 40 cm dar padidinom iki balkio. Tai šiek tiek pergalvojau. Tai teko viską išardyti. Visą tą galą visą išardėm. Perdarėm per naują. Viršui matot, dėjau tokius statramščius. Kampai per gegnes susisuko ir atsirėmė, nes kitur nebuvo kur tvirtinti. Turim kampą tą patį pasidaręs, stiprų kampą. Šitą 2 gegnės L formos. Tada pasidarėm tą kampą. Vėl taip pat, kaip ir buvau sakęs, stiprus kampas, tai 2 gegnės, kai susisuk. O, turim pabaigtą sukarkasuoti sienas. Toks va vaizdelis. Tai va, dabar sekančiam video darysim perdengimą lubom. Sienas bandysim sukti. Tai viskas iš eilės, po truputį. Tai va, stebėkit mane, spauskit laiko,
prenumeruokit kanalą, kam įdomu bus projektą pabaiga, kaip atrodys. Šitos grindys pjausis laukan ir čia dėsis polisterolis, betonuosis. Tai dabar nepjaunu, nes patogu dirbti, vaikščiot. Tai tą dalyką teks vėliau pasidaryti, įsipjauti ir prisivežti per langą, prisipilti. Skaldos reikės susistankinti, nes čia yra gan nemažas aukštis. Aukštis va matos, kad čia yra gan aukštai. Tai bus reikaliukų, tai va bus darbo. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančio video. Iki.